Kelių gaidelis, eik mokintis įvairavimo egzaminai.nt. Efekte, pakviečiau gaidelį ir trumpai aptarsiu savo 24 paskutinės valandas. Vairavimo kirpykloje pasikroviau būsą visą vairavimo simuliatorių. Tut atvažiavom į Geimoną. Šiek tiek pasistiprinom. Dėjom bombą. Geimone. Buvo toks įrengtas simuliatorius. Šiek tiek padiboksinom. Vytautas išbandė vairavimo simuliatorių. 12 nakties pagaliau atkeliavom į viešbutį. Labai labai gražus Vilniuje. Patogiai įrengtas. Po gero poilsio reikėjo gerai papusryčiauti. Ir prasidėjo žaidimai. Tai buvo labai įsitempę. Nuostabius gyvūniškus skaitytorių, kurie nekanavo 10 000. Galima nusipirkti įvairių figūrėlių. Daug įvairių žaidimų. Automobiliai žaidimų įvairių. Visokie. O ką reikia daryti? Šitas veikia. Stravau, teikiant 8 faitą, rytoj dalyvausiu ir žaisiu. Ir vakaras buvo koncertas Geimono dalyviams. Spūdingas koncertas, iš tikrųjų, gyvas orkestras. Na ir žaidimai buvo žinoma, spūdingiausia vieta buvo Dragon Ball Z. Buvo tikrai labai daug emocijų ir fainai, dėkingas Geimonui. Kažkia dūmo garso grynas takelis ir geras. Negaliu pasakyti, kad mėgstu, bet jie buvo šimtai. Praleidus dieną reikėtų ir sveikai pasimaitinti. Baigėsi taip, dabar dar 24 valandos bus influenso, tai stebėkit.